Labas rytas. Su jumis, kaip ir kiekvieną šeštadienį, aš Deivis ir laida Metas veikti. Ar kada pagalvojote, ką galėtumėt jūs? Ar kada uždavėte savo klausimą, kuo galėtumėt prisidėti, jeigu jūsų šeimai ar tėvynei iškiltų pavojus? Lietuvoje turime daugybę kursų ir mokymų, kurie neabejotinai padėtų atėjus valandai X. Apžvelkime, kuo galėtume būti naudingas kiekvienas iš mūsų, jei net metai netie, sveikata prastesnė, o gal iš principo nenorite laikyti ginklo rankose. Tai yra organizacija, kuri buvo susikūrusi 1919 metais. Tai tuo metu, kada dar čia lakstė vokiečiai ir rusai, vieni plėšė, kiti plėšė ir teko žmonėms saugoti savo namus. Tai partizanavo, mainėsi lašinius į ginklus ir taip pradėjo kurtis Šaulių sąjunga. Stipriai padėjo saugant užnugarį, nes Lietuvos kariuomenė būdavo priešakinėse pozicijose, o šauliai saugodavo mažus miestelius, kaimiškas vietovės. Taip, tai mes pasidarėm tokią dabar Šaulių sąjungoje struktūrą, kad vystome daugiau nei 20 pajėgumų. Tai pajėgumas, pavyzdžiui, vienas yra maitinimo pajėgumas, kitas pajėgumas yra kibernetinis pajėgumas, trečias yra informacinių operacijų ir taip toliau. Remonto pajėgumas, tai kad yra logistika yra žymiai svarbiau kitą kartą netgi, negu kad būtum snaiperiu. Taikliuoju šauliu gali būti kulkosvaidininku, gali būti granasvaidininku, gali būti žvalgu. Tai mes turime pilną spektrą ir tu tada turi atėjęs, pabaigęs bazinį kursą, galimybę pasirinkti. Ir neturime amžiaus cenzo. Ir vyrai, moteris, visi gali. Ir jeigu tu galbūt esi neįgalus vežimėlyje, tu gali kuo puikiausiai atlikti funkcijas. Tu gali būti kibernetiniam padalinyje, tu gali būti inovacijų padalinyje, tai kurti inovacijas įvairiausias, testuoti, kurti išmanesias technologijas. Tai kiekvieną mes stengiamės panaudoti ir, kas sakau, yra labai svarbu, kad tu gali kažkada tai sustoti. Variai, atsirado maži vaikai, truputėlį užsišaldė, pereini į rėmėjus, vaikai paaugo, vėl grįžti. Ten turi galbūt biškai silpnesnę sveikatą. Tai tu neik į kovinius, nes į kovinius reikia praeiti tą patį medicininį patikrinimą kaip ir Lietuvos kariuomenė. Ten kitas patikrinimas yra šiek tiek jau poliklinikoje, jeigu nori ginklą, pavyzdžiui, turėti būti komendantiniu šauliu. 049A forma, tai kad tave psichologas pasižiūrėtų, psichiatras, nes reikia pabaigti tokiu atveju tam tikrus kursus. Jeigu, pavyzdžiui, Šaulių sąjunga nori turėti namuose ginklą, tai turi šaulio ginklai tarnybai kursą specialų baigti, jau tą medicininę komisiją praeiti, bazinį kursą baigti, nes čia yra aukštas meistriškumas. Mes negalim patikėti žmogui ginklo, kuris neturės įgūdžių. Tai tie įgūdžiai po to turi būti ir atnaujinami kiekvienais metais. Tai mes jau taip jau esame struktūrą iš tikrųjų padarę, dabar dronai yra ant bangos. Tai jau nuo jaunųjų šaulių būrelių praktiškai dabar steigiame klases, kad su akiniais, nes jeigu, pavyzdžiui, vieni dronai yra valdomi su akiniais, kiti yra sparno tipo žvalgybiniai, kurie skrenda 20-30 km. Dar kitas valdymas yra. Trečias valdymas yra kopterio, pavyzdžiui, Marviko, ten kokio Utelio, kuris ten skrenda iki kokio 10 km. Yra visur praktiškai specializuoti kursai, kur turime programas ir tu sėdi iš pozicijos, tu iš rūsio gali tos visus dronus leisti. Tai fizinis pasirengimas gali būti paprasčiausiai minimalus. Gali turėti storus akinius. Ten paprasčiausiai šlubuoti, ten rankos vienos nevaldyti ir taip toliau. Todėl, jeigu tas yra mitas kažkoks, tai kad į Šaulių sąjungą čia turi ateiti ir turi būti Čeknorio pusbrolis ar ten Rembo draugas, tai tikrai tokių mes reikalavimų nekeliame. Kiekvienas tikrai randa vietą. Mes turime daugybę užduočių vairiausių, tai pradedame nuo jaunųjų šaulių, tai yra jaunųjų šaulių būreliai, mes to jaunųjų šaulių sistemą esame nusižiūrėję nuo Britų, nuo kadetų korpuso, tai yra nuo 11 iki 18 metų jaunieji šauliai, jie tapdami tada pasižadėjimą, tai 4 pakopos rengimo yra,
Tai pirmas pakopos yra daugiau karyba, istorija, supažindiname, kaip išgyventi gamtoje, tai kopimo nusileidimo įvairiausi kursai, kiti parašiutinio rengimo kursus lanko. Visa tai yra po pamokų, paprastai prasideda būreliai 16-17 valandą, yra finansuojami iš neformalaus švietimo krepšelio, ypatingai regionuose, kai kuriuose patriotiškose regionuose, yra kiekvienoje mokykloje po jaunųjų šaulių būrelį. Bet kitur, aišku, reikia dar mums irgi pasitempti. Ir jau 4. pakopa, tai yra lyderystė ir praktiškai jau tas jaunuolis, ar ten panelė, ar berniukas, mes juos ruošiame nebūti vaikais visą gyvenimą, mes ruošiame juos tapti suaugusiais. Ir jau kai baigia 4. pakopą, po to eina ar į karo akademiją, ar į policiją, ar į pasienį, ar tampa ugniagesių gelbėtojų. Jie yra jau visai kiti žmonės, yra motyvuoti, jau gali būti instruktoriaus padėjėjais, jau turi tikrai didelį bagažą ir jau jų nebereikia tiek mokyti. Ir ypatingai, kurie po to tampa karininkais, tai yra labai motyvuoti karininkai, kurie gali eiti papildomą kilometrą. Tai yra lyderystė, tai yra papildomas kilometras, nes čia yra ne kiekvienam yra duota. Tai kokias mes dabar užduotis vykdome, tai su suaugusiais šauliais, tai suaugę šauliai yra nuo 18 metų iki tiek, kiek galėsi. Dėl įstojus reikia įvertinti savo galimybės, tai į kokią tu kategoriją gali papulti šaulių. Tai pirma kategorija yra koviniai šauliai, kurie yra priskirti jau dabar prie kariuomenės padalinių įvairiausių. Tada yra komendantiniai šauliai, dabar kūrėsi komendatūros, kaip tik žmonės registruojasi komendatūras, tai yra tas segmentas, kur padėtų komendantui greitai, efektyviai, pigiai teiktų paramą jam. Po to yra neginkluoto pasipriešinimo, tai mes žiūrim tą neginkluotą pasipriešinimą per tokią prizmę, kad tai būtų neginkluota parama ginkluotosioms pajėgoms. Tai, kad tu darei civiliniam gyvenime, esi fizikas, chemikas ar kepi duoną, ar remontuoji kažką, tai kad tavo ta specialybė būtų panaudota irgi, nes įtvirtinimus, jeigu kažkur tai nutiktų tėvynei brangioji kažkokia tai bloga situacija, tikrai renginės tie, kurie turi tam tikrus inžinerinius sugebėjimus. Tai vat, kiekvienas gali rasti save. Dronų, bepiločių orlaivių, civilinės paskirties mokymo kursus įsteigė Krašto apsaugos ministerija, ministro įsakymu. Pirmiausia, tai yra dalis didesnės mokymo programos pilietinio pasipriešinimo mokymo, kuris susideda iš 4 dalių. Tai kiekvienas, tarkime, Lietuvos pilietis norintis dalyvauti, išmokti valdyti civilinės paskirties bepiločius, jis turi tinklalapyje, mobilizacijos pilietinio pasipriešinimo tinklalapyje arba svarbi pamoka, vienas žodis, .lt, susirasti ir baigti virtualius kursus, bazinio pilietinio pasipriešinimo kursus ir gauti sertifikatą. Kursai labai lengvi, esminiai. Ką reikia žinoti apie valstybės gynybą, piliečių pareigą, kokios institucijos, kai šitais baigia, jisai ar jinai. Tuomet gali užsiregistruoti ir yra kviečiama, tai galima kviečiama užsiregistruoti, nors tai nelengva, į bepiločių orlaivių mokymo kursus, kuriuos įgyvendina generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, tai yra mes. Mokymo kursai trunka 2 dienas, arba dar tiksliau 12 valandų. Vieną dieną, šeštadieniais, paprastai šeštadieniais, su kai kuriom išimtim ir darbo dienomis, visą darbo dieną mokomės teorijos. Ir kitą dieną, pirmą dieną išmokę teoriją, išlaikome egzaminą, trumpą testuką, 40 kažkiek klausimų. Taip, jį išlaikė, dalyvis gauna licenciją ir turėdamas jau tą licenciją, sekančią dieną dalyvauja praktiniuose mokymuose lauke. Žmonės, kurie moka valdyti dronus ir turi licencijos, jie negali registruotis, sistema net neleis. Jeigu turi licenciją, antrą kartą jisai negalės gauti. Turėtume suprasti, čia yra valstybės interesas. Didinti pilietinį pasipriešimą, šalies atsparumą, įgalinti mūsų piliečius karo atveju
kad galėtų prisidėti prie šalies gynybos, jeigu reiks, kad jinai turėdama tuos minimalius bent jau įgūdžius, galėtų padėti mūsų karinė administracijai, pavyzdžiui, komendatūroms, komendantams, atlikti vietovės žvalgybą, stebėjimą, ten kažkokių tai kritinės infrastruktūros objektų, pasienio rajono ar ten kažkokios kitokios teritorijos, kam bus reikalinga. Tai čia yra tikslas šitų mokymų - įgalinti Lietuvos piliečius prisidėti tokiu būdu prie Lietuvos gynybos stiprinimo. Privačios organizacijos, kaip kad ir mano organizacija One Shot, organizuoja kursus laisvų grafikų ir žmonės gali prisitaikyti prie tų kursų. Pliusas galbūt organizacijos pas mane toks, kad yra sveriamas jautis iš karto už ragų ir mokinama tik tai, kas yra reikalinga ir kas yra efektyvu. Pradėti reikia nuo to, kad norint įsigyti kažkokį tai ginklą, reikėtų pradžiai ateiti į tokios kursus, dėl to, kad tu tada bent jau suprasi, kokį ginklą reikia įsigyti ir aš mokinu, kaip galima panaudoti ginklą, kur galima panaudoti ir skirtingose sritise, tarkim, ar tu šalies gynybai, ar tu savigynai. Ir labai dažnai būna, kad žmonės ateina nusipirkę ginklus, kuriuos jiem tiesiog įkiša parduotuvė, nes užsiliko prekystalėje. Ir tą klientą suinstaliuoja taip, kad jisai tiesiog nusipirktų ginklą. Ir jisai atėjęs pamato, kad jam nereikia tokio ginklo, jam reikia paprastesnio, galbūt netgi pigesnio. Ir jam tada tenka parduoti tą ginklą. Pas mane gali ateiti tikrai žmonės, netgi tie, kurie neturi ginklo leidimo, todėl kad jie čia atėję išmoks jo naudotis, žinos, kokį reikia pasirinkti ir grėsmės atveju jie gavę ginklą į rankas jau mokės, kaip jo naudotis ir nebebus naujokai. Gerai, Kostai, ką mes čia dabar prieš save tokio gražaus, kažkam baugaus, kažkam įdomaus turim? Gerai, tai pradėkime tada nuo pistoletų. Pradėkime nuo pistoletų dėl to, kad pistoletas tai jį pritaikys kiekvienas. Jį pritaikys kiekvienas, žodžiu, Lietuvos pilietis, dėl to, kad galės ir apsiginti, save apsiginti, apginti kaimyną nuo marodierių, apginti parduotuvę, jeigu kažkas bando daužyti stiklus ir, žodžiu, ir padėti policijai. Taip pat galės jį naudoti ir šalies gynėjai, dėl to, kad ypatingai artimoje kovoje tai pistoletas yra nepakeičiamas dalykas. Ir netgi kitų skeptikai, kad pistoletas yra tik tais karininkui skirtas. Anksčiau sakydavau, karininkui nusišauti. Karininkai nusišauti. Tai galiu pasakyti, kad Afganistane aš pistoletą labai dažnai naudodavau. Dėl to, kad lendant į urvus įvairius arba einant į uždaras patalpas, tai su pistoletu tu kur kas esi mobilesnis ir gali kreipyti ginklą ir kur, tarkim, su tokio karabino aš negalėčiau pralysti. Ar ne? Tai su pistoletu puikiai. Tai žodžiu, kariui pistoletas tikrai reikalingas. Ir dar kitas dalykas, pistoletas reikalingas kariui kaip antras ginklas, kad jeigu tau užstrigo artimoje kovoje pagrindinis tavo ginklas, strigimas, gedimas, tai kol tu pašalinsi strigimą, gedimą, tu mirsi. O pistoletas ant kojos, greitai išsitraukus, tu galėsi apsiginti. Pistoletas yra reikalingas ginklas civiliam arba kas liečia vidaus reikalų tarnybos konflikto atveju. Tikrai tai reikalingas ir juo gebėti ir mokėti naudotis būtina. Gerai, ką toliau turim? Gerai, toliau turime 2 karabinus. Tai tie karabinai praktiškai jie vienodi, dėl to, kad AR-15 ginklo modifikacija. Šis karabinas yra daugiau pritaikytas artimai kovai. Taip. Dėl to, kad trumpas vamzdis ir komplektuotas ginklas su holografiniu taikikliu. Į tą ginklą aš komplektavau daugiau sharpshootingai. Tai būtent paramai arba taiklaus šaulio ginklą ruošiau. Užtikrintai aš galiu iki 400 metrų tikrai pataikyti į krūtinės dydžio taikinį. Tai 400 metrų yra labai daug. O kuo jie skiriasi, sakykime, žiūrovams? Tai žiūrovam gali iškart palyginti.
tarkim, Vamzdžio ilgis. Vamzdžio ilgis. Tai vamzdžio ilgis lemia kulkos pradinį greitį. Kulkos pradinis greitis lemia, kiek kulka toliau nulėks taikliai. Tai aš su juo galiu toliau taikliau šaudyti, tas taikiklis man leidžia taikytis, kojelės, žodžiu, galiu aš susireguliuoti taip, kad būtų man tiesiog rankina artimai kovai. Ir kaip aš minėjau, kad aš galiu dirbti su juo ir artimoje distancijoje, iš bėdos. Pasirinkčiau artimoje distancijoje kovotis iš to ginklu. O artima, ką tu turi galvoje, iki kelių, kad žmonėms būtų aišku, iki kiek metrų artima kova su karabinu? 100 metrų. Iki 100 metrų? Iki 100 metrų. Iki 100 metrų aš galiu su juo dirbti. Dabar kas yra čia? Čia yra snaiperinis šautuvas, kalibras 308, tai europietiškas būtų 7.62. 7.62 kalibras. Komplektuotas optika kalės, iš tikrųjų labai kokybiška optika ir labai gera, tiksli taktinė optika. Ir tas kalibras leidžia efektyviai naikinti priešą iki 800 metrų. Iki 800 metrų tu, jeigu turi gerų įgūdžių snaiperiavime, tai tu tikrai nukausi krūtinės dydžio taikinį. Ta prasme, gali pataikyti į krūtinės dydžio taikinį. Jeigu turi labai gerų įgūdžių ir sėkmės dalį, tai gali ir kilometrą šaudyti taikliai. Bet aš tą ginklą sukomplektavau grinai taktinį. Norėjau specialiai, kad jisai turėtų priekyje bėgelį tam, kad būtų galima prie jo montuotis naktinį arba termovizorinio matymo prietaisus, kad būtų galima su juo šaudyti ne tik šviesių paros metu, bet ir tamsių paros metu. Nes tamsių paros metu šaudimas ypatingai yra svarbus ir reikalingas, nes dabar, tarkim, Ukrainoje tai visi veiksmai atliekami naktį. Naktį, kada žodžiu, nemato dronai, kurie negali atakuoti. Būtent atakos dronai vadinami. Tai visas judėjimas naktį. Tai kaip naktį apsiginti, tai būtent jeigu tu turi galimybę naktį matyti ir šaudyti. Ir daugiau ne naktinio matymo prietaisą, o termovizorinį. Aš akcentuočiau. Dėl to, kad su naktinio matymo prietaisu tau būtinas yra pašvietimas, o jeigu tu pasišvieti, tai matys ir tave. Matys ir tave iš karto tu išsiduosi, kaip kad su prožektoriu šviestum. Tai todėl termovizorinis taikiklis jisai yra neaptinkamas. Ir dar sekantis dalykas, termovizorinis taikiklis jisai leidžia matyti net gerai užsimaskavusi objektą netgi dienos metu. Vat, pavyzdžiui, dabar jeigu šviesių paros metu, tu gali gulėti žolėse užsimaskavęs, išsidažęs, bet su termovizorinė kamera tu išsiskirsi dėl savo šilumos skirtumo aplinkoje. Ir tave lengvai gali pastebėti. Plius tas ginklas yra komplektuotas šovinių 10 dituvė, žodžiu, aišku, daugelis medžiotojų turi dituvės galbūt 5 šovinių tik tais. Ir tai kažkas jau, bet žodžiu, 10 šūvių reikalinga. Ir plius kompensatorius uždario veikimo arba duslintuvas, kuris slepia tavo poziciją. Kostai, jeigu dabar kažkas sakytų, nu gerai, va iš šito rinkinėlio išsirink vieną vienintelį, ką išsirinktum? Išsirinkčiau patį universaliausią. Taip. Universaliausią įrankį, kuris leistų man kariauti ir artimo, ir vidutinė. Tai žodžiu, išsirinkčiau šitą karabiną, nes iš karto pas mane mintis buvo taip, kad aš su juo būsiu nepasiekiamas. Su šituo ginklu aš būsiu nepasiekiamas, aš galiu pasimti priešą už 800 metrų ir jisai net nesuos, iš kur aš šaudžiu, ir aš galiu pacituoti vieną istoriją. Ukrainoje vedžiau mokymus 20 metais specialių operacijų pajėgom šaudimo. Ir jie pasakoja vieną istoriją, kad jie judėjo lauku, būrys, 30 karių ukrainiečių. Ir vienas rusų snaiperis atidengė ugnį ir nušovė jų vieną karį, visi sugulė ant žemės ir visiems bandžiusiems iškelti galvą buvo pataikymas į galvą. Iš viso būrio išliko, iš 30 žmonių išliko tik tais 3 kariai gyvi. Visus sušaudė vienintelis rusų snaiperis. Tai dėl to aš ir pagalvojau, kai man davė pasirinkimą, galvoju, koks aš būčiau efektyvus. Bet supranti, atjudėti iki pozicijos tai reikia, užsimti poziciją reikia, išjudėti iš jos, kažkaip judėti, kaip aš galiu su to ginklu judėti. Taip. Tuo tarpu su šito ginklu aš galiu veikti ir artimoje, ir tolimoje distancijoje. Ir netgi po paltu pasislėpęs gali dar neštis. Tai principė aš manau, kad tu atsakei žmonėm, kurie
kurie gal turi leidimą, bet nežino, kokį čia man dabar geriau įsigyti. Nes jis puikiai turbūt tiktų ir namuose nuo marodierių. Taip. Jisai tiktų ir tai X valandai, sakykime, jeigu žmogus būtų pasiryžęs eiti ginti tėvynę ir, kaip tu sakėjai, 300-400 metrų jis taip pat efektyvus. O čia jau yra profesionalų įrankis, kurie jį išmano ir žino, ką su juo daryti ir ką čia sukti turbūt. Čia sukti yra daug ką. Na, bet dėl savyginos, žodžiu, iš patirties galiu pasakyti, kad žmonės artimoje kovoje, apskritai, grėsmės atveju jie negeba taikytis, jie tiesiog intuityviai šaudo, todėl pats efektyviausias ginklas savygynai tai būtų lygiavamzdis, kuris užtaisytas šratais, dėl to, kad tu tiesiog atkreipi tą pusę, atlieki šūvį, kažkurie tai šratai vis tiek pasieks taikinį. Lygiavamzdžio mes šiandieną čia neturim, bet tikrai visiems žinomas diedukų, senelių, prosenelių ginklas, kuris būdavo turbūt beveik kiekvienoj troboj medžiotojų, taip kad irgi puikiai tinkantis. Nebejoju, kad iš tokio gausaus pasirinkimo kažką rasite ir savo, kas būtų naudinga ir laisvalaikiu, ir žinoma atėjus valandai X. Nuo kitą savaitę mes kalbėsime apie bendradarbiavimą, kaip galėtumėm padėti vienas kitam ištikus nelaimei. Iki.